Kas, sveiki bičiuliai. Šiandien pabandysim parodyti, kaip iš sakų pasidaryti tokius, kaip ir pavadinkim, klijų pieštukus, klijų pagaliukus. Nes iš tikrųjų sakai yra gan vertingas toksai kaip ir darinys randamas gamtoje. Ir nors jums gali pasirodyti, kad tiesiog ant kiekvieno kampo prisirinktumėt sakų ten kibirais, bet taip realiai nėra, nes iš tikrųjų net ir būdamas kažkur eglinė pušinė turi paieškotos tokios žalotos kažkokios taip pušies eglės, kad nuo jos prisirinkti sakų. Ir jeigu prisirinko, tai tiesiog, kad jų nenešio tokiai formai maišelėje kaip aš, galit pasidaryti tokius klijų pieštukus. Tai ko reikės kažkokios skardelės, tiesiog katiliuko nenaudokit, nes jis sugadinsit, tai šiuo atveju nuo kažkokio tai gėrimo, ta prasme, tiesiog skardinę nupjaunam viršų ir beriam sakus į vidų. Tiesiog pribėriau sakų, dedu jos kažkur tai arti žarijo, arti liepsnos ir laukiu, kol jie išsilydys. Na ką, po kelių minučių sakai kaip ir jau išsilydė ir tiesiog pasistatau jos patogiau, kad būtų toks didesnis plotas, imu kažkokį tai paprastą šakaliuką, pagaliuką apsidroštą ir tiesiog pavolioju sakuose, kišu į šaltą vandenį. Šiek tiek karštą, tai bandysiu atitraukti nuo ugnies. Ką pavynioju sakus ir juos kišu į šaltą vandenį, ilgiau palaikau. Kai sakai sustingsta, vėl tą patį kartoju. Na ką, ir tiesiog turim štai sakus tokioje normalesnėje formoje, kad jie jau nebelimpa, jie tiesiog iš išorės tokie kaip ir labai lygus gaunasi. Ir tiesiog sudžiovinę turim sakus, kuriuos galim, nežinau, vėl pakaitinti kažkur tai ties laužu ir turėti va tokių kaip ir klijus iš gamtos. Galim klijus padaryti ir šiek tiek kitokį būdų, tai yra į dabar va šitą sakų masę berti anglių. Tai tam man čia kažko ypatingai nereikia, įmu žarijas, nes traišku į visiškas tokias dulkės miltus. Maždaug kažkur tai gal taip mažiau nei pusę sakų kiekio turėtų anglį sudaryti. Na ką, tiesiog sudėriau pelenus, vėl grąžinu ant ugnies, kad visą masę pakaistų. Na ką, tiesiog palaikėm kelias minutės anglis pelenus su sakais, jie ištirpo ir vėl darom lygiai tą pačią procedūrą. Įkišam į mūsų medžiagą, palaikom šaltam vandenį. Tiesiog šiek tiek turiu dar sakų ir anglies, padarysiu dar vieną pagaliuką, bet tiesiog štai turėsit jų tokius pagaliukus, kurios galit nešiot kažkur tai savo rinkinėlį ir abudu tiesiog pašildę kažkur tai virš ugnies galit klijuoti, nežinau, minimaliai batus suklijuoti, kažkokią tai palapinės galbūt tiesiog skylę užklijuoti ar šiaip gal sukonstruoti kažkokį įnagį, kaip antai ten, nežinau, peilį, tokį ar kažką kitą. Ir šekliai nebus jam žini, čia ne boksitinė dirva, bet ta prasme, bet tiesiog vis viena bus geriau negu kad nieko. Spręsti kažkokią tai problemą gamtoje. Tai vienas variantas tiesiog yra paprasčiausias sakai, o kitas variantas, kad jisai būtų toks šiek tiek tvirtesnis, tai yra sakai su pelenais. Tai tiek, tokie natūralūs gamtos klijai.